Sveiki, žinokit, nesumeluosiu pasakydamas, kad dublis koksai numeris 25 yra pakankamai sunku po tokios pertraukos pradėti kalbėti ir galiu patvirtinti, žinokit, kuo dažniau tą darote, tuo lengviau yra. O aš čia dariau pakankamai ilgą pertrauką, iš tikrųjų darbų be galo daug. Pailsėti kažkur tai nebuvau, nes man, pavyzdžiui, patinka kelionėse, atsipalaiduoji, tada gali pagalvoti, ką čia norėtum parodyti ir susikoncentruoti ties turiniu. O čionai, būdamas Lietuvoje, tai šie metai labai intensyvūs ir sukamės kaip turi būti. Be to, pradėjau fotografuoti, pradėjau gilintis į fotografiją pakankamai rimtai. Tai gilintis tai reiškia, kad optikos, fotikai, visi kiti aksesuarai ir kadangi jau video turi daug panašumų su fotografija, tai natūralu, kad įranga yra pasirinkta aukščiausio lygio, tai high-endai, Sony G-Masteriai ir panašiai. Tai sakykime, kad įsivaizduotumėt, nuo kur aš pradedu. Mano Instagram paskyroje Gintaras Kralikauskas, specialiai sukūriau, ten publikuoju savo nuotraukas, ne savo asmeninės, bet tai, ką fotkinu. Tai kol kas publikuoju tenai, tai galite tikrai susirasti, pasižiūrėti, įsivertinti, kaip mano startas atrodo. O aš sveikinuosi su jumis dabar jau iš 11 Žemaitijos ralio, tradiciškai todėl, kad mes dabar derindami paskutinius štrichus prieš ralį su užsakovė, dar buvau Kelmėje apsilankęs apsižiūrėti greičio ruožo, vėliau susitikome ir su Ingrida. Tai sakau, Ingrida, o tai kiek mes čia jau laiko kartu dirbam? Tai nesumeluosiu sakydamas, kad 4-5 metai, taip ir neskaičiavom, bet 4-5 metai darom Žemaitijos ralio tiesioginės transliacijas, nes jau 2 metai kaip dirbame ir su Samsonas ralį. Taigi, iš esmės, kadangi čia yra 11 ralį, tai aš skaitau, kad bet kuriam renginiui yra pakankamai solidu perkopti į antrą dešimtį. Tai užduotis visą laiką tos pačios, atidarimai, uždarimai, apdovanojimai, transliacijos iš greičio ruožų, daug sudėtingų techninių sprendimų. Taipgi, ką aš noriu pasakyti, aš gyvas, aš čia. Neužilgo išskrendu, tai bandysiu padaryti daugiau video, papostinti daugiau nuotraukų ir papasakoti ką nors įdomesnio. O taip, tai iš tikrųjų, kaip dar kartą pasikartosiu, šie metai pakankamai vienodi, klientai stabilus, taip, aš labai orientuojuos, kad klientai nesikeistų, tai stabilus užsakymai, stabilus darbai ir kartais 10 kartą postinti tą patį, ką tu darai, jau nematau didelės prasmės. Beje, kai kas, nežinau, ar iš sekėjų galima taip sakyti, tai nesenai buvom susitikę dar šią savaitę prie darbų pas mane, tai sako, tai išvažiuosi, tikriausiai padarysi kokių nors video. Tai iš tikrųjų yra smagu girdėti, kad kažkam tai yra įdomu, kad kažkam tai yra faina ir būtinai, nors tų sekėjų ir nėra daug, bet būtinai ką nors papasakosiu iš kelionių. O dabar tuoj tęsime darbus ir grįšime prie tiesioginių transliacijų. Taigi iki.